Na ką, sveiki gyvi, visi retro technologijų fanai, mėgėjai ir profesionalai. Šiandien toks trumputis video. Tęsim, ką pradėjom. Kai atsiranda namuose simetrija, viskas griūna aukštyn kojom, ar ne? Na va, užteks, prisiklausiau simetrinių kabelių. Viskas man dabar pasidarė aišku. Dabar audiofilai, aišku, iš manęs labai juokėsi. Praeitą video turbūt, kai žiūrėjo. Nu, vat kas čia per aparatas? Čia žinot, kas yra? Čia yra mikroschemų, signalo blokavimo ir filtrų kratinys viename. Nesvarbu, kad čia Philipsas, nesvarbu, kad čia aukštos klasės receiveris. Aukštos klasės taip, kadangi galima sujungti daug šaltinių, viso kito, bet kokybės čia nėra. Signalas čia užkliūna už milijono mikroschemų, kurių net visai nereikia. Filtras šitas neatsijungia, kas turėtų atsijungti visai. Pasižiūrėjau schemą, įsigandau, nusispjoviau. Taigi, su simetriniais kabeliais, va šitokio bajerio nedarykit. Yra daug rimtesnis aparatas, kuris slepiasi pas mus čia. Štai, va čia yra aparatas. Teko nemažai klausyti su juo plokštelių, kol dar nebuvo simetrinių signalo kabelių. Dabar visiškai akivaizdus skirtumas kaip diena ir naktis. Taip, kad šitas keliauja pailsėt, o vietojo mes išsitraukiam Technicsą iš 1979 metų. Jis pritrenkia mane ne tik savo kokybę, bet ir dizainu. Viskas eina tiesiai, be jokių užuolankų. Tai vat kas ant jo užrašyta, tai yra gryniausia tiesa, nes visi kabeliai viduje yra labai gerai ekranuoti, atskirti nuo maitinimo šaltinių. Viskas su juo yra tvarkoj. Kasgi čia? Oi, laba diena. Na kaip? Nu, ateis ir tavo eilė, taip? Senuks jau trina rankom. Oi, amiga čia jau. Oi. Nu gerai, susijunkim šitą daiktą, paskui jau ten. Ir va, dar tada reikės mums atsisakyti šito mūsų pasigaminto indikatorių blokelio, kadangi jeigu jau mes jungiamės prie tokių aparatų kaip šitas, vadinasi, signalo kelyje neturi būti jokių kliūčių, todėl papildomai mes tokių visokių žaisliukų atsikratom. Tai kągi, štaigi atėjo laikas viską susijungti ant mūsų Technicso ir tada pasiklausyti, ar jau tikrai mano ausis nemeluoja. Be to, mes susijungsim ir A, ir B akustinės sistemas. Tai gausis kas? Vienas garsiakalbis, kitas garsiakalbis ir va čia viena kolonėlė. Vėlgi grįžtam prie terminologijos, ar ne? Oi, kaip jūs išmokyt sakyti garsiakalbiai, o ne kolonėlės? Va dabar čia yra viena kolonėlė, sudaryta iš dviejų garsiakalbių. Taip? Vienas garsiakalbis 3 juostų, viršutinis garsiakalbis 2 juostų. O va čia hebra ne garsiakalbis, o elektrodinaminė galvutė arba dinamikas. Čia vienas garsiakalbis plus kitas garsiakalbis. Va dabar jau kolonėlė, bet visa šita, čia kolonėlė. Ai. Nu, gal kaip nors išmoksim per tiek laiko. Ir va čia ne patefonas. Plokštelių grotuvas. Plokštelė čia, diskas čia, viskas. Juosta čia, kasetė čia. Dabar atkreipkim dėmesį, kadangi šitas receiveris turi tik vieną AUX įėjimą, tai mums reikės signalų spliterio. Tai jeigu imsit tokį kažkokį pigesnį, kas irgi nėra gerai, jau reikėtų pasiieškoti brangesnio, kažkokio tai rimtesnio. Ir kas jam negerai, tai kad visos tulpės, o čia visi lizdai, kurie yra išoriniai šitie kontaktai, nėra prijungti prie korpuso. Taigi šitas neturi jokio groundo. Tai teko jį išsiardyti ir tulpės prisijungti prie korpuso, kad įsigroundintų. Ir jau nusipirkę iš kinų tokį daiktą, tai iškart sakau,
išsiplaukit kontaktų purškalu visus šitos perjungiklius. Nes jie būna ten stovėję, tai turėjau problemų, kad nekontaktavo. Tai vieną kartą išsiploviau ir viskas. Jisai pradėjo kontaktuoti ir jokių varžų man neberodo. Geriausias kontaktas. Tai išsiplaukit, matyt, kažkur sandėliuose stovi, apsioksiduoja. Tai jeigu naudosit tokį. Tai ką čia, aš pasakojau, gal atsisukim tada ir nusiimkim dangtį, pasižiūrėsim, kaip aš ten sujungiau, nes aš pats jau nebeatsimenu. Bus man toks kaip dienoraštis. Bet truputį steptelėkime, vienas žiūrovėlis parašė man irgi komentarą. Sako, tai kaip ten bus, mes pasidarėm balansinį signalą, taip, balansinius kabelius, bet mes naudojam nebalansinį fono korektorių. Tai, sako, iki tų balansinių fono korektorių ten reikia užauginti piniginę, taip, sako, bankrutuosiu aš, sakė. Nu, aš jam ką pasakiau, jeigu darysim patys, tai nebankrutuosim, ar ne? Taip, jau yra užuomazgų ir tokių, na, bet čia ateities projektėlis. Kągi, o dabar grįžtam, štai atsisukau dangtį, dabar galim pasiskambinti. Ir kaip aš sakiau, štai vienas ir tas pats tulpinis groundas šį kartą sujungtas ant vieno, bet šitas visas tulpinis groundas jis nebuvo sujungtas su korpusu. Tai štai ir iškilo dilema dėl visų fonų, kadangi čia viskas sujungta, apie balansinius jungimus čia jau nebėra ką kalbėti, čia tikrai netinka balansinis jungimas ant linijinio signalo. Taigi, ką mes padarėm, tiesiog prasivedžiau laiduką, štai, į korpusą. Tai dabar korpusas tas pats, štai groundas, čia, korpusas tas pats groundas ir dabar triukšmai visi išnyko. Taip pat čia prasikrapščiau dažus, kad ir dangtelis, kuris užsidaro, jis dažytas, taigi gaunas dažai kaip izoliatorius. Dangtelis dažytas, kad susiliestų irgi su tuo pačiu korpusu, kuris yra įsižemintas. Na ir parodysiu dar, kuo valau kontaktus. Tai šituo kontakt sprėjum, ten kur nors randat skylutę kažkokią tai ir įpurškėt. Ten įpurškėt, jis ten nubėga. Jis pakankamai yra lakus, ten yra skylutės, Štai įpurškėt ir ten tiesiog išmaigot tada jau. Persijungėt, Ir viskas, taip kovojam su rytų gamybos biudžetiniais variantais. Štai po praeito video mane pasigavo komentaruose vienas žiūrovėlis, jam kilo toksai vienas klausimas. Mes susilitavom balansinių signalo kabelius, bet sako, kaip čia yra? Taigi, jeigu tikras ten balansinis, tai turi būti inversija padaryta. Tai štai dabar paaiškinu, kad mes kalbėjom taip apie balansinius simetrinius kabelius, bet mes nekalbėjom apie balansinius diferencialinius signalus. Tai būtent kai yra inversija, tai ir yra diferencialinis signalas, kurį paskui stiprintuvuose ten vėl reikia atkeisti atgal. Bet šiuo atveju mes naudojam šitą aparatūrą buityje, tai tikrai aš nemanau, kad diferencialinis ten ką nors padės. Juolab, kad reikia klausytis su ausim. Jeigu triukšmas jau išnyko, jeigu mes patenkinti signalo kokybę, viskas. Apie jokius ten diferencialinius galim net ir nekalbėti, net ir negalvoti. Tai tiek būtų. Tai mes šiuo atveju apsiribojam ties standartiniais balansiniais kabeliais, ne balansiniais diferencialiniais. Kaip diferencialą dažniausiai naudoja audiofilai visiškai teisingai, high-endinėje technikoje. Jeigu kyla kokių nors klausimų, ar norit pamatyti daugiau high-endinės technikos, nueikit į kanalą Hi-Fi Medic. Ten jūs susipažinsite su tikra high-endinė aparatūra. O pas mane mes aptariam tik tai maksimum Hi-Fi. Ir senąjį Hi-Fi standartą, ne naująjį Hi-Fi, bet būtent senąją, 70-80 metai. Nu ką, aš susirenku viską, nešuosi į perklausų kambarį, viską susijungiu ir kol kas sakau iki naujų susitikimų, iki naujų video.
Ate. Tai va dabar taip sėdžiu ir galvoju, nuo kur toliau? Na kas kitas gali eiti po šitos hi-fi sistemos? Taip, pirmiausiai turbūt Luxman aparatūra. Tada jau galima pagalvoti apie radą, taip, apie lempą, aišku. Tobulėti yra kur. Atverkim tik tai piniginės ir pasaulis atsivers kitom spalvom.